Na, dar vienas rugpjūčio 11 dienos reportažas iš Balsių mokyklos vidaus. Ir štai mes turime naują gražią salę. Puikiai įrengta su krepšinio lankais. Matom, subraižytos jo aikštelės. Puikiai parketo danga. Tik tai, ir visa delegacija jau čia ateina. Tik tai, kad nėra. Tai žiūrėk, čia net neliko vietos, kur stovėti prie krepšinio šitos. Prie krepšinio atsiprašau, šiek tiek daugiau. Ačiū Dievui, bent iš galų prie krepšinio galima bus sirgaliaut. Tai va, taip. Tai kai svečiai atvažiuoja nors kamuolį, kokį padėkit. Pirmą metimą. Tai dabar turbūt kitokių ir negamina. Antikvariatą galima rasti, kavarės, turbūt ten parduotų dar sovietmečių. Kažkokius, kur gali ką nori daryti visų dienų. Tai va. Štai taip atrodo. Ir pakalbinkim labai trumpai mūsų direktorę Loretą. Sveiki, Loreta. Kaip jūs jaučiatės, kaip dvi savaitės iki atidarymo? Nes šitą turbūt video žiūrės visi, kurie labai susidomėję ir norintys eiti į tą mokyklą. Tai jūs patenkinta, kaip mokyklos statybos vyksta? Iš tiesų, mokykla tikrai atsidarys. Va. Mokykla tikrai atsidarys ir rugsėjo 1 tikrai ateis. Tai turbūt tokia yra geriausia žinia. Aišku, susirūpinusi direktorė, todėl kad reikia labai daug dar dalykų sustyguoti, labai daug mokytojų darbų suorganizuoti iki rugsėjo 1, bet aš manau, kad rugsėjo 1 dieną mes būsim visi sklandžiai pasiruošę. Gerai, ačiū labai Loreta, netrukdysim direktoriai, o tuo tarpu matom žinutę tiem, kurie vis dar netikėjo, kad įmanoma per 1,5 metų tokią mokyklą pastatyti, kad rugsėjo 1 čia mes švęsime įkurtuves. Aišku, kaip ir visur yra įvairių problemų, yra įvairių nesklandumų, neįspręsti transporto, susisiekimo su mokykla klausimai, kiti dalykai, bet tiesiog toks gyvenimas, visą tai spręsim eigoje, o kol kas džiaugiamės tuo, ką turim. Aplinka vis dar tvarkoma. Dar čia įkiškim nosį, kaip čia kas atrodo aplinkui. Čia yra persirengimo kambariai, aš taip įtariu. Ne, nieko nesimato. Va čia uždegta. Taip, va. Prašau. Štai persirengimo kambariai. Tualetai. Kriauklės kaip geriausiuose sporto centruose. Drįsčiau pasakyti. Iškiškim dar nosį nors aplink. Čia matom biblioteką. Puikiai 2 aukštų biblioteka. Ir čia, kaip pavyzdį, pasižiūrėkime į vieną iš klasių. Aš taip įtariu. Taip, čia kažkokie tai matyt specializuota klasė. Bet žinokit, nors ir senai teko lankyti mokyklą, bet šita mokykla labai patraukli. Šita pati klasė. Pažiūrėkim, kokias klasės čia dar turim. Štai. Šiek tiek slogus oras, prišilę, bet aišku, kad neįjungtos jokios vėdinimo dar sistemos.
Tai kągi, štai ir liftas. Na, turbūt tiek to antrojo 2011 rugpjūčio 11 dienos reportažo. Ir jau sekantį kartą pasimatysime su visais veikiančioje mokykloje. Sėkmės visiems. Čia buvo Balsių bendruomenės reportažas.